Laurutei. Viskas suderinta, aš esu Maksas, už savaitės išvažiuoju į Ameriką. O jūs galite zipait ir rašyti ant lentos, ką paklausti jos. Prašau. Labas. Labas. O, kokia muzika graži. Nu jo. Nu jo, ką tu? Nieko, dažaus biški. Dažai, gražinės prieš mane, ar ne? Ne, kaip ir visuomet. Kaip ir visuomet. Taip. Ką tu? Aš, nieko galvoju aplankyti tave. Kažkaip ankstokai. Sakai, vėliau reikėtų. Nu ką, aš žinau, už kokio pusvalandžio kokią manau. O tau tiek reikia pasiruošti, kad tu, man atrodo, ir taip gražiai. Aš nesenai išėjau žinok iš dušo. Tai man tinka labai. Ar tu galvoji, kad netinka? Jo, tada su chalatu atvarau. Tai dabar tu su chalatu nenoga? Nu, dar ne. Dar ne. Taip, va. Ne, vis tiek aš tai rengdant, apmokusis, žiūrint. Lauksi manęs? Nu, taip. Supratau. Ko čia daug suvai? Nežinau, aš bandau įsivaizduoti, tai man iš karto... O pas mane fantazija tai laki, žinai, dėl to kažkaip... Vyrą labai lengva pakirst. Kai moteris pačiulba šiek tiek, iš karto galva sukasi ir sunku darosi kvėpuot. Oi, nu. Gali mane dar ką pagundyt, ką? Jo. Seksas telefonu gal? Beje, niekada nesu bandęs, o tu esi bandžius? Ne. Visuomet turbūt. Visada būna pirmas kartas. Nu taip. Laura, tu man labai patinki. Ne, o dar nesusitikom. Žinai, galiu pabėgti pamatęs tave, ar ne? Nu, arba aš galiu. O kodėl tu gali? Tu nematei manęs? Nu, tiek pat mačiau tave, kiek ir tu mane. Nu jo, bet mano tai nuotraukos tikros. Ai, mano tai nežinau. Atvarės blondinė tokia. Tai klausyk, tai kaip mes čia darom dabar visą tą reikalą? Nu, tu atvažiuos paimt mane. Atvažiuot paimt tavęs, aš taip paimsiu tave tikrai. Ir ne kartą. Dabar apie atvažiavimą kalbam. Ok, tai aš atvažiuoju tavęs paimti ir mes tada važiuojam kažkur, ar ne? Nu taip. Viešbutį? Ai, tai jau planai keitėsi, nebepastovė varom. Nežinau, aš galvoju, kažkaip man gal nejauku namuose, nežinau. Aš turiu labai gerą dylą, Klaipėdos viešbutį. A, ne. Matosi jūra vos, nežinai, ten pačiam viršutiniam aukšte. Va kaip? Židnys yra viskas, žinai, romantiška. Nu, va kaip šauniai. Tai norim? Nu, galim. O kuriam laikui? Nu, nežinau, o kuriam tu pasiruošęs būt? Nu, bent pusvalandžiui, bet jau. Nu, galim pusvalandžiui. Galim pusvalandžiui, rimtai? Galim pusvalandžiui. Sakai, užteks? Man tai drąsiai, tau gali neužtekti. Jo. Žiūrėk, davai, ruoštis ir aš tau pati ir pasuksiu, ar parašysiu. Kai baigsiu ruoštis gerai. Tai tu spėsi susiruošti pas mane, kuo tu dabar čia taip mane atstumi? Ne. Aš taip noriu pabendrauti su tavim. Kuo ilgiau bendrausim, žinok, tuo kaina didesnė, ne? Ne. Paimti išgert ką nors? Nu, savo nožiūrę pažiūrė kažką. Geri tu, mėgsti gert? Nu, ne iki komos. Nu jo, nes aš tavim pasinaudosiu dar tada. Nu, žiūrėsim, kas kom čia naudos. O klausyk, atsakyk man, kad aš taip jau visiškai, žinai, maksimaliai susinervuočiau. Kokia tau poza labiausiai patinka? Dabar čia taip. Dar muziką pagarsnai, žinai, tikrai kaip seksualiniai. Ne, jau kambarį pasidėt. Supratau. Kitą telefoną. Nu. Nežinau, net nežinau. Ne, dabar galvoju. Nu, galvok.
Turi laiko atsakyti. Nėra taip, kad kažkokia, žinai, tipo, mėgstamiausia. Nėra tokios. Nėra tokios, tau iš viso gal nepatinka mylėtis. Jo, man žiūriai patinka stebėti. Rimtai? Stebinti jį. Prikolinu. Nežinau. O kokia tavo? Man, žinok, patinka šuniuku. Nes galima tada ir teliką pažiūrėti dar. Jo, laikraštį paskaityti ant nugaros pasidėjus. Galima. Tai vat. O tu erzini taip mane, ta prasme dabar, ar erzinsi ir tada, ar čia taip? O aš erzinau? Nu, kažkaip taip atrodo, kad mane šiek tiek erzini. Ties kurią vietą erzinau? Tas bamba. Iš tikrųjų, man tai patinka, žinok, man tai patinka šiek tiek grubiau. Tau patinka grubiau? Tu žiūrink, kiek tas grubiau. Man patinka su pėda priremt galvą. Kaip? Man patinka, sakau, su pėda priremt galvą. Tada gal nesusitinkam. Ko tu bijai? Nebijau, juokauju aš. Juokauji, tai ir tu pajuokauk su manim. Prikolintojas. Klausyk. Nu, klausau. Tai aš dabar galvoju, kada man čia jau atvažiuot pas tave. Čia dabar tų valandų yra? Dabar po 8:20. Nu, tai ant 9. Ant 9 atvažiuot, ar ne? Taip. Gerai, būsiu. O eiti dušą, ar ne? Ką? Eiti dušą, ar ne, sakau. Taip, tu nori. O kaip tu nori? Ei, gal. Aš matai, aš galvoju fotiką pasimt. Kam? Nu, ką žinau, įsiamžinsim. Su rūbais. Pradžiai jo, galim po to, be. Tau nepatinka fotkintis? Ne. Rimtai? Man patinka, aš net filmuoju dažnai. Nu, šį kartą apseisim ir be filmavimų. Aš tau nesakysiu. Žinai, slaptų kamerų pridėsiu paskui. Sakai? Taip padaryt? Aš tai padaryčiau? Aha. Aš jau dabar tai darau. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Kad tu žinotum. Klausyk, tai 9 būsiu, gerai? Taip. Pasakyk, ką nors gražaus. Norėjau sakyti. O nepaklausi, kur atvažiuoti? Tai tu sakai, parašysi man? Nu, arba kaip galim sutarti. Super. Vis tiek aš kitą miestą galėjau. Klausyk, o grinais? Pavėdimų. Tai atsiųsk sąskaitą. Bet žinau, gausi tik rytoj. Tūra viską. Jo, sąskaitą išrašyk. Aha, gerai. Gal individualią veiklą turi 20% tik kainos. Gerai, iki. Gerai, iki. Laikykis. Taip, ekspertai, tai ką jūs galvojate? Aš manau, kad ta moteris bus labai laiminga gyvenimą gyvena. Žinai, iš to filmuko, kur šiandien Jie viral. ruošiasi dabar, supranti, viską įdaras. Iš to filmuko, kur šiandien viral tapo Jo. apie rytų Europos moteris. Taip, fifačka, labai geras, Tado Vidmanto filmukas, beje, galit pažiūrėti ant radistų lentos. O šita mergina ruošiasi, jai Maksimas prižadėjo nemenkus pinigus, aš irgi būčiau ruošęs. Bet, kaip sakyt, žinutė neateis, kad įrašysi mergaitę tu, mes žinutės negausim, nes numeris dėja nepasiekiamas.